Labas vakaras, bičiuliai. Visiškai ką tik grįžau po darbų ir bumt, žiūriu eilinis komentaras po vakarykščių video, o tai kaip prižiūrėti Webastą. Tai dabar jums pabandysiu paaiškinti. Webastas prižiūrėti reikia taip, bičiuliai. Prieš žiemą, prieš šaltąjį sezoną reikia nuvežti automobilį į autorizuotą servisą, kurie užsiema su autonominiais šildymais. Tai yra Webastomis. Jūs nuvažiuojate tenais, jie prisijungia su specialia įranga ir padaro jūsų Webastai diagnostiką. Diagnostikos pagalba yra randami gedimai. Arba, betikrinant, pavyzdžiui, randa akivaizdžiai susidėvėjusias dalis, tai jas tada paims jums, pakeis naujomis dalimis ir jūsų Webasta bus pasiruošusi vėl darbui. Tai yra labai svarbu, bičiuliai, kiekvienais metais Webastos sistemą pasitikrinti, todėl kad Webastos efektyvumas gali jums sumažėti. To pasekoje greičiausiai yra kažkokia tai bėda pačioje Webastos sistemoje. Ta bėda pašalinus, jūs susigrąžinate Webastos efektyvumą. Tai reiškia, reikės ten, nežinau, jeigu kažkas blogai, kaip pavyzdys, ir ten kūrenat ją 40 minučių, kad pasijustų ten šiluma ir panašiai ir taip toliau, tai tiesiog grįšit prie to normalaus buvusio efektyvumo ir kaip pavyzdys ten, nežinau, užsišildysit per 20 minučių. Tai sutaupysite ir kuro automatiškai, ir mažiau Webasta dirbs, ko pasekoje, kaip ir kiekvienas dirbantis daiktas, automatiškai dyla. Taip kad jinai dirbdama efektyviai taip, kaip turi būti, automatiškai ir mažiau dils. Dabar, kas liečia patį remontą Webastų, tai pats remontas, sakykime, taip pas servisus, kurie tuom užsiema, kainos bus plius minus pas visus vienodos. Tačiau dalių kainos, va čia, bičiuliai, yra skirtumai. Labai priklauso irgi, iš kur pirksit. Ir tokį daiktą rekomenduoju, remontuojant, jeigu jau kažkas atsitiko, nepagailėkit pinigėlių ir dėkit kokybišką daiktą. Tai yra dalį. Nes, kaip pavyzdys, Webastos, jos šiaip iš savęs nėra taip, kad būtų ten linkusios gesti, iš tikrųjų yra ganėtinai ilgamžis daiktas. Tiesiog, kaip sakiau video pradžioje, reikia reguliariai, tinkamai prižiūrėti. Ir visada jums veiks. Jeigu buvo naudinga, kaip visada, pasidalinkite, paspausite laiką, palikite komentarą ir kas be ko, neužmirškite užeiti į mūsų Instagramą, grįžau ką tik iš darbų, eisiu pažiūrėti, ko čia prifotkinau klientams ir kažką, manau, tikrai rasiu jums įdomaus, kaip visada, parodyti storiukų formatu. Taip kad užeikite pas mūsų Instagramą, viršuje matysite mūsų logotipą, paspaudus ant to logotipo matysite visus storiukus. Ačiū visiems ir gražaus likusio vakaro.